kadangi dienų dienom praleidžiu klausydamas baisių, siaubingų istorijų, ką tėvai daro savo vaikam, kokius žiaurius, negailestingus, siaubingus, šlykščius, nedovanotinus, nusikalstamus dalykus daro tėvai savo vaikam, tai aš pasakysiu taip, žodžiu, kad tai yra briedas, kad tu būtinai turi savo tėvam ten atleisti, kad juos mylėti turi, todėl kad atsivesti palikuonis dar nereiškia būti tėčiu arba mama. Tai, kad kažkokio tai vyro sperma susijungia su kažkokios moters kiaušialąste ir tokiu būdu susiformavo tavo fizinis kūnas, niekaip tavęs nepadaro skolingų, įsipareigojusių ar dar kažkokiu tai. Kaip tik toks požiūris, tai čia yra tiesiog popsinė psichologija, kažkieno sugalvotas mitas, kad, tave neba tai riboja, jeigu tu neturi ten tų harmoningų santykių su tėčiu arba su mama, tai viskas, tau yra šakės, viskas, tavo finansai žlugė ir viskas yra blogai. Atvirkščiai, tu esi suvaržytas žmogus, moteris arba vyras, tu tol esi suvaržytas, tol, kol tu esi sujungtas kaltės, gėdos, baimės grandinėmis su tais žmonėms, su kuriais tu išaugai, tai žmonėm, kurie buvo tokioj tavo artimoje aplinkoje. Pavyzdžiui, paskutinis pokalbis, man labai pikta, kad tos iškreiptos kažkokios tai normos yra tokios plačiai paplitusios ir žmonės, turėdami tokius tėvus, vis tiek dar vis bando kažką iš savęs išspausti, kažkokį santykį bando dar sukurti, kuri tai yra realiai nusikaltėlis, o ne tėvas. Tai moteris paskutinė, su kuria kalbėjau, 5 metų mergaitė 5 metus prievartauta tėvo. O kaip pasakė savo mamai, mama ją apkaltino, kad jinai pati kalta, kad ją tėvas 5 metų vaiką prievartavo 5 metus. Atsivesti palikuonis nereiškia būti tėčiu ar mama ir tu nieko neskolingas tiem žmonėm, per kuriuos tiesiog susiformavo tavo fizinis kūnas. O tiem žmonėm, kurie realiai tavo tėtis ir mama, santykį mes kuriame ne iš skolos, ne iš gėdos, ne iš kaltės, ne iš baimės. Mes kuriame iš meilės ir tada tai yra visai absoliučiai kitoks santykis, nes tu nesijauti kalta, skolinga ar dar kažkokia. Tai ten nereikia kažkaip specialiai gerbti, nes tu turi visą patirtį santykių, kuriuose ta pagarba natūraliai susiformavo. O jeigu santykiai tavo visa gyvenimo patirtis buvo ta, kad tu neturi nei už ką, kaip įvardinti, už ką tu galėtum būti dėkinga arba skolinga, neskolinga, dėkinga, neskolinga, o dėkinga. Tai